Katechetas dviejose parapijose dirbu su tokiais normalistais. Iš tiesų ši mintis supranta, mėly Marijos radijo klausytojai, tai Šmito Pono ne tik teoretikai, bet ir netgi du praktikai. Tai yra be galo džiugu, kadangi kartais pažvelgti teoriniu žvilgsniu į religinį ugdymą yra labai lengva, bet praktikoje visą tai galbūt atrodo ir ne taip jau gražu ir ne taip jau lengva. Tad, mėly mano pašnekovai, pirmas klausimas mūsų pokalbiui galbūt toks ir galėtų būti. O kaip jums patiems atrodo? Dar prieš pereinant prie temos apie jūsų gabomuosius, kaip jums patiems atrodo, ar svarbus tas religinis ugdymas yra toj ankstyvo jaunystėje, jaunystė tai yra ieškojimo metas, galbūt ir linksmybės metas. Ar svarbu yra tam amžiaus tarpsnyje